Hei, laba diena, labas Šarūnai. Labas, Ema, tai kaip ta Anglija arbata ten, kada pas jūs ją geria ir daug visokių kitokių įdomių dalykų, apie kuriuos mes šiandien norime pakalbėti. Jo, iš tiesų, šiandien kalbėsim apie naują kvalifikaciją, kuri yra paskelbta būtent mūsų Lietuvos biure, tiksliau, visų 3 Pabaltijos šalių biure, ar ne? Ir aš nežinau, su Šarūnu kažkada kalbėjom, kiek dabar vyksta visokiausių kvalifikacijų ir skatinimo programų, tai tik reikia spėti viską sugaudyti ir reikia spėti visur sudalyvauti, nes realiai mes galim ištisai važiuoti, ištisai su komanda būti, leisti laiką, dalyvauti, žodžiu. Ar tu atsimeni, Šarūnai, kad būtų tiek visko, kiek dabar yra? Nuo 17 metų, kiek aš esu, aš atvirai pasakysiu, ne tai, kad pasiklydęs dabar, bet reikia sekti. Ta prasme, tu turi sekti, nes jeigu tu neseksi, tai tu tikrai pasiklysi. Nes skatinimų nuo biuro, nu gerai, ten kiti ten pasaulinė sueiga, ten nerealių, aš čia dar aš čia, kaip sakant, ne burtininkas, o tik mokinuosi. Bet dabar atsirado dar, aš nežinau, kaip tas kvalifikacijas, biuro, kokios tai Europos kvalifikacijos, galima taip jas pavadinti, ko mano, sakė, istoriškai tai yra buvę, tačiau mano tome etape, kur aš esu, Forever Living, to tikrai nėra dar buvę. Tai yra, kad mes turėjome Kanus, kur beje Ema buvo, reiškia, kaip ta žvaigždė ant to raudono kilimo, ten jinai visai gražiai galite pasižiūrėti nuotraukas ir jinai ten buvo ir jinai ten viską matė, ragavo, žiūrėjo į tą smaragdinį ten vandenį ir visą kitą. Tai dabar ir tik tai pasibaigė Kanų kvalifikacija ir atsirado iš karto kvalifikacija sėkmės dieną ir lygiagrečiai dar eina ten mūsų linijos lyderių kvalifikacijos įvairios, tai Stokholmas čia buvo ir taip toliau, jau neskaitant įvairių skatinimo programų, tai dabar vis dėlto mes turim tokią, kaip sakyti, tokią garbės reikalą paimti ir išskirti bent jau tokius kaip Kanus, apie kuriuos mes kalbėjome, Ema dalinosi savo įspūdžiais ir dabar pakalbėti apie Anglijos sėkmės, nors čia skaitosi žiema parašyta, kaip biuras rašo, bet aš sakyčiau Anglijos sėkmės dienos kvalifikacija, kuri be abejonės yra super duper, labai įspūdinga, labai duoda įvairių, net kišenpinigiai yra, kuriuos tu gauni vykdamas ir taip toliau, jau negana, kad tu pamatysi visą tą žvaigždyną ten ir papūsi ten ir prisiliesi ir kai visada pasisemsi labai geros energetikos. Jo, kažkaip aš atsimenu prieš Kanus, kai aš niekur nebuvau su Forever kompanija, tokio lygio įvykdžius kvalifikacijos, kad ten gauti, žinai, kelionę į Prancūziją, į Kanus, ten eiti ten raudonų kilimų, man tai kažkoks kosmosas buvo. Ir kažkaip dar tada, kai užsibrėžiau tą tikslą, bet vis tiek viduje, žinai, tas toks būna, bet ar čia tikrai įmanoma, ar čia aš pasieksiu, žinai, visiems kitiems tai čia žodžiu gali tikrai pasisekti, bet ar man pavyks. Bet aišku, visame kame yra disciplina, motyvacija, tas tikslas, vizualizacija ir viskas pasidarė. Kai išmetė Angliją, galvoju, rimtai, ta prasme, ir vėl aš galiu gauti visą tai, su vyru savo keliaujam į Angliją. Ir iš pradžių dar lyg buvo, kaip kalbėjom su sponsoriumi, jisai sako, bet tai Anglija, čia ir taip galiu nuskristi į tą Angliją, bet paskui pagalvoju, aš tai realiai nesu buvus Anglijoje. Ta prasme, aš nesu buvus Londone, oi, kaip juokinga. Nes buvo etapas mano gyvenime, kada aš 8 metus buvau tik namie su vaikais. Ir aš niekur nekeliavau, aš buvau namie. Ir kai kitam gali, Jezu, tai kas čia yra Londonas, čia ir taip galima nuskristi. Alio, ne visi ten buvę, ne visi keliavę į Londone. Kitas dalykas yra nusipirkti pačiam kelionę, o antras dalykas yra gauti ją dovanų, viskas įskaičiuota, kada tau apmoka skrydžius, kada tau apmoka nakvynės, kada tu gauni ir pusryčius, žodžiu, ir būni sėkmės dieno, ir gauni vakarėlį, ir tu viską gauni. Kišenpinigus, bet to gauni po 150. Jo, tai tu gali arba pats nusipirkti visą tai, arba tu gali gauti visą tai už dyką. Ir plius, kai tu vykdai šitą kvalifikaciją, tavo bonusų ataskaita daug gražiau atrodo, dėl to, kad
Kai tu darai, kai tu turi tikslą, tu turi daugiau motyvacijos, tu generuoji didesnius pardavimus, tu pasirašai daugiau žmonių į savo komandą ir viskas vyksta. Ir tu ne tik, kad uždirbi daugiau, bet dar vat, kaip apdovanojimą tu gauni kelionę. Buvau Prancūzija, dabar Londonas. Tai kodėl nepasinaudot? Gal man čia gali kas nors pasakyti, kodėl aš turėčiau nepasinaudoti arba kodėl Šarūnas turėtų nepasinaudoti tokią galimybę? Gal galit kažkas pasakyti? Tai yra ir įvertinimas, ir pripažinimas. Tai Šarūnai, parodom, ką mes čia turim, kas čia per... Aš dar tik norėčiau pridėti, kad aš tikrai, jeigu tu tikrai nebuvus Londone, tai aš tikrai rekomenduoju tau ten nuvykti. Aš pats ten buvo galybę kartų perėjęs turbūt visą senamiestį, jaučiuosi ten labai gerai. Labai keistai galbūt kaip iš lietuvaičio skamba, aš niekada nevažiavau be abejo tenai uždarbiauti, aš važiavau tiesiog tenai kaip turistas, kaip verslo kelionių tenai turėjau. Jaučiuosi turbūt geriausiai ne bet kurioje kitoje Europos sostinėje, nors buvęs praktiškai visose, didžiąją dalyje Europos miestų ir sostinių Europos šalių, bet Londonas man yra toks labai šiltas, artimas miestas, nors ten lyja, bet labai, ten sala yra ir lyja, tas klimatas yra labai įdomus, tačiau ten yra tikrai ką pasižiūrėti, ką pamatyti, pradedant Didžiuoju Benu, baigiant parlamentu, Westminsterio abatiją, kurioje tuokėsi, reiškia, visi tie, kurie yra patepti Dievo, Toweris, kuriame aš buvau visai nesenai, Tuso muziejus, kuris yra visų pasaulio didžių, bet Londono jis irgi yra pakankamai įdomus, Londono akis, Britų šarmas, angliški pusryčiai ir aš galėčiau turbūt vardinti labai ir ilgai, nes pabūti Londono cityje, aš nekalbu apie tą, bet pabūti Londono cityje man visada yra, toks pamatyti vienaip ar kitaip, tai buvo kažkada ir dabar jinai beje yra, bet buvo didžiulė imperija ir pabūti, galų gale nueiti į Britų nacionalinį muziejų, pamatyti Rozetos akmenį ir daug, aš galiu labai daug apie čia kalbėti, apie Londoną, dėl to, kad tikrai myliu tą miestą ir jame buvęs daug kartų ir tikrai planuoju dar ten nuvykti, o tau man tikrai linkiu ten pabūti, nes ten tik Londoną reikia pamatyti, bet kaip daugelis Lietuva, ką ten pamatyti Londone, kaip man kalba, kurie žmogus, jisai tiesiog galbūt dirba Londone ir viskas čia yra gerai, bet tu, kai nuvažiuoji, jeigu tu dirbi ir tu nei kartą nebuvai cityje, neaplankiai iš tikrųjų tų žymių vietų, kurios tenai yra, tu negali kalbėti apie Londoną. Tai siūlau nuvažiuoti, visą tai pamatyti ir dabar yra puikia 3 mėnesių kvalifikacija, kuri yra nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 dienos. Ir ją padarius, tai yra 45 kreditai naujų, be abejo, turite būti aktyvus visą tą laikotarpį. Tai padarius jūs gaunate 2 bilietus. 2 bilietus į ne tik Londoną, bet į Londono sėkmės dieną. O kas yra sėkmės diena, kas joje nebuvo, tai galiu pasakyti, tai yra toks energijos užtaisas, kaip minimum 2 mėnesiam, jeigu sakau. Ir ten pamatyti visą tą žvaigždyną anglišką, pasikrauti nuo jo, pasisemti geros patirties, nes labai dažnai sako, oi, tai gal kalbės apie tą patį ir aš neišgirdžiu, žinokit, aš jums pasakysiu paprastai, aš dalyvauju daug mokymų, daug įvairių sėkmės produktų dienų ir visur kitur. Ir nei vienas iš jūsų neatsiminsit jau po mėnesio ar po kokio mėnesio, po kelių dienų, kas ten buvo kalbėta, bet žinot, kas jums liks? Jums liks energetika. Bet lieka energetika ir jinai tave stumia tavo verslą į priekį. O ypatingai lieka daug energijos po tokių renginių, kaip Kema, kur buvo Kanai, kaip dabar Londono kvalifikacija, kur tu pasisemi tą visą buketą. Tai 3 mėnesių kvalifikacija, 45 kreditai, 2 žmonėm bilietai, negana to, dar kiekvienas gauna po 150 eurų kelionpinigių, pavadinkim taip, kišenpinigių, kurių tikrai 3 dienom, kaip minimum amortizuos, jeigu jūs ten norėsit kažką plačiau, tai gal jų ir nebeužteks, jeigu jūs norėsit ten dovanas ir taip toliau, bet jau bent jau pavaikščioti po muziejus, suvalgyti anglišką pusrytį, jum tikrai to užteks. Tai tokios sąlygos, toksai puikus, nuostabus prizas jum ir jūsų artimam žmogui aplankyti anglišką sėkmės dieną ir parsivežti iš ten didžiulį energijos užtaisą. Jo, ir kada tu pamatai ir tą visą vadovybę, žinai, kada didžiulės milijardinės kompanijos, visi vadovybė, valdybos pirmininkas, prezidentas, viceprezidentai stovi ant scenos ir paskui tame vakarėlyje dalyvauja ir jie tave apkabina ir su tavim fotografuojasi. Tai yra tokios emocijos ir tokios nuotraukos, kurių tu nei suvaidinsi, nei dar kažkaip.
ten jau viskas labai labai stipriai jaučiasi. Ir kai buvau Holy Stout, dabar irgi Lietuvą atvykus viceprezidentė produktų kūrimui, tai tu tiesiog įkrenti į tą glėbį ir atrodo sunku protų suvokti, kaip tokie žmonės, kur kitas gali mintyse statyti ant pjedestalo, ne, gali būti visiškai tokie paprasti ir tokie atviri, bet iš tiesų nieko čia keisto, nes tokioj kompanijoj nepadirbtų žmonės, kurie negali sukurti ryšio su kitais žmonėms. Tai va čia yra visa esmė. Na ir kaip Šarūnas sakė, taip, tai yra 3 mėnesių kvalifikacija, rugsėjis, spalis, lapkritis, per tuos 3 mėnesius. Tai, ką mes jau turim savo senąją komandą, ar ne, kur yra vartotojai, kur yra verslo partneriai, kuri buvo jau iki rugsėjo, jinai ir lieka, jinai niekur nedingsta, bet esmė šitos kvalifikacijos, kad čia skaičiuojasi naujai registruotų žmonių, ar ne, būtent per šitą laikotarpį, tai yra per rugsėjį, spalį, lapkritį. Ir su tais naujai registruotais žmonėm mums reikia padaryti 45 kreditų tokį kaip ir apyvartą, ar ne? Ar tai yra dideli skaičiai? Kaip pažiūrėsi. Ir kas yra tie dideli skaičiai, ne? Kanam buvo 40 kreditų ir viskas pasidarė. Dabar Londonui yra 45 kreditai ir viskas pasidarys. Todėl, kad kai tu turi tikslą, tai ar tai būtų 40, ar 45, ar tai būtų 50, tu padarysi. Ir kas svarbiausias, labai smagu, kai viskas dubliuojas, nes, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesis yra paskutinis mėnesis padaryti į Vilnius Grand Resort, kada vyks lapkričio 25. Tai ką mes šį mėnesį užregistruojam, tai mums skaičiuojasi ir į Angliją, ir į mūsų Vilnių. Tai Vilnius jau mano padarytas, aš jau galiu savo ramiai sėdėti, bet man dabar svarbiausia yra Londono kvalifikacija ir vėlgi. Bet kai mes žinom, yra ruduo, ar ne, tas sezonas, kada žmonės tikrai daugiau pradeda sirgti, nes vaikai grįžta į mokyklas, darželius, vėl virusai visokie siaučia ir taip toliau. Mes turim per ką dirbti, čia reikia tik tai turėti noro, įdėti savo laiko ir viskas pasidaro. Tai kadangi padariau Kanus, aš esu pasiruošus padaryti ir Angliją, svarbiausia, kas nori, kad mes su Šarūnu padėtume padaryti iš jūsų, kam norit, kad padėtume padaryti lygiai taip pat Angliją ir skristi kartu ir su savo antrąja puse ir turėti maks gerą savaitgalį ir aišku, paskui, jeigu norisi, dar galima pabūti kažkiek dar, iš savo ar ne resursų, bet tą savaitgalį praleisti tikrai superiškai, kada visi paskui vakare susirenka lyderiai, pavyzdžiui, vieną kambarį, visi aptarė, ta gera emocija ir tos tu niekur negausi. Tai žodžiu, kas nori į Angliją, kas nori užsidirbti, kas nori įrodyti savo, galbūt, kad tikrai galit, kad tikrai esate verti, tai labai rekomenduoju, susisiekit su mumis, su manim, Šarūnu arba su kažkuo, kas jums priimtina, kas jums galbūt parodė šitą video ir būtinai užsibrėžti šitą tekstą. Ir visas tas reikalas vyks kitų metų vasario 2-4 dienomis, tai yra šiomis dienomis jūs nuvyksite, jūs gausite nakvynės 2, jūs gausite kelionpinigių. Pavadinkime o kodėlgi tai galima turbūt 150 eurų. Po 100 kiekvienam. Po 100 kiekvienam asmeniui, po 150 eurų. Ir tai bus sėkmės diena, tai bus mokymai, tai bus vakarėlis išskirtinis, aš nebejoju, kad anglai moka daryti išskirtinius vakarėlius, nes Anglija buvo kurį laiką net numeris 1 šalis, jeigu aš neklystu, pataisyk mane, kažkurį laiką dabar gal aplenkta, bet 10-uke tikrai pagal suvartojimą turbūt jie yra ir tai yra šalis, kuri žino Forever produktus, vartoja, turi ilgametės vartojimo tradicijas, turi didelius lyderius, kurie turi įspūdingus čekius ir aš manau, jie visi tenai bus. Galima bus su jais nusifotografuoti, pabūti, prisiliesti, gauti tos, pasikrauti tą gerą energiją ir visų tuo pasinaudoti. Aš sakau tokių, kad taip vienas paskui kitą eitų tokio lygio kvalifikacijos, tokiam įspūdingo, aš tikrai neatsimenu šioje kompanijoje, tai reikia tiesiog imti daryti ir kai tu užsibrėži tikslą, kai tu matai, kur tu eini, žinai, ko tu nori, viskas paima. Savaime nepasidaro, be abejo reikia daryti, tačiau bet kuriuo atveju jūs gausite ne tik Angliją, bet ir užkopsite ant aukštesnio savo laiptelio, o tai yra kur kas svarbiau.
Ir aš noriu pabrėžti, kad šita kvalifikacija vyksta ne tik tai Lietuvoje, ten Latvijoje ir Estijoje, jinai vyksta visoje Europoje. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs gyvenate toj pačioj Anglijoje ir norite įvykdyti šitą kvalifikaciją, jūs lygiai taip pat galite startuoti ir daryti. Jeigu gyvenat bet kurioje kitoje Europos šalyje, jūs galite daryti lygiai tą patį, jūs gaunate tas pačias sąlygas, nes čia nėra vien tik Lietuvos biuro sugalvota tokia atrakcija, ar ne? Čia yra visos Europos tokia kvalifikacija, kada visus suburti į vieną. Ir kai praeitą kartą vyko Prancūzijoje ir ten buvo sėkmės diena Prancūzijos, tai dabar viskas vyks Anglijoje. Ir aš labai nekantrauju, nes labai man patinka anglų kalba klausyti, žodžiu. Ir tobulinti anglų kalbos žinias ir įgūdžius, tai viskas čia vieno. Viskas bus. Tai va. Viskas bus. Pagalvokite apie tai, panaudotis tokią galimybę, šitiek motivacijos savo, savo komandai, savo artimam galbūt žmogui, tai yra tai, ką reikia daryti ir kuo pasinaudoti. Taigi, jeigu jūs ieškote, kaip būdų, kreipkitės į Emą arba į mane, arba į tą žmogų, kuris yra jums mielas Forever pasaulyje ir jums tikrai pavyks. Tai turbūt čia ne tiek, čia kalbėti daugiau turbūt nėra ką, reikia tiesiog suplanuoti, paimti ir padaryti. Ir padaryti. Ir viskas. Ir ačiū, kas prenumeruoja mūsų kanalą ir gyvena su mumis. Taip, ir visiškai. Ir dalinasi dar su... žodžiu, darykit viską, tik tai būkit su mumis. Ir atsiminkit mus kartais gerų žodžių, paminėkit. Mes tikrai, žinokit, labai su Ema stengiamės. Iki.